reikalo, reiškia. Tai va, susirinkom ne bažnyčioj, tokią progą, kaip visi po metų susirinka mirus artimam žmogui, artimam draugui. Arvydas Jankauskas nevaikščiojo į bažnyčią, žiūrėjo skeptiškai į katalikų bažnyčios kanonus ir iš visus žmonių sugalvotus kanonus. Jis ir iš šitų musulmonų pasijuokdavo, kai reiškia, man rodydavo iš interneto transliacijas, kaip musulmonų maldininkai Mekoje renkasi ten tūkstančiais ir ten praleidžia daug laiko ir taip toliau. Ir jo visa bažnyčia buvo miške, gamtoj. Jo, iš tikrųjų jis viską surasdavo gamtoj, per gamtą. Jo, ir todėl jis nuo 89 metų gyveno gamtoj praktiškai. Jis jau buvo apsisprendęs tais laikais, kad su miestu jis nutraukė ryšius. Nors miestas jam buvo labai dosnus, jis gavo pinigų, uždirbo ten iš to verslo, nes buvo tokie laikai, kai pinigai uždirbami buvo nesunkiai, kai dailininkas turėjo gerą mintį ir geras rankas ir energijos daug, tai galėjai 90 metais ten labai daug uždirbti. Nu va. Tai už tai ir išgersime, ne? Tai jūs Jonai, tu vandens įsipil. O po to kitą seriją papasakosiu apie teatrą. Gerai. Lauksim kitos serijos. Kita serija bus. Saugumo